kažkas sugadina nuotaiką. Būna taip ar ne, tikrai pasižiūri į savo kasdienybę ir būna taip prisimeni, tas ne taip, kas ne taip. O iš tikrųjų, o kaip turėjo būti? Turėjo būti teisingai, taip kaip aš tikrai žinau, o iš kur žinai, kaip turi būti? Pagalvok dabar, pavyzdžiui, tavo vaikui tas pats dalykas visiškai nesugadino nuotaikos. Kaip manai, kodėl? Todėl, kad jam nerūpi tas dalykas. O kodėl man rūpi? O kas priverčia tave rūpintis ir gadinti savo nuotaiką? Nes nuotaiką gadina tik tai tavo pozicija, kurią tu užsiimi, to, kas įvyko atžvilgiu. Tai kodėl tu užsiimi tokią poziciją? Kad aš neužsiimu tiesiog savaime, aš žinau, tai pozicija pati yra. O iš kur jinai yra? Verta pamastyti apie tai, brangiai. Nes mes turim viduje atitinkamas nuostatas, atitinkamas pozicijas, praktiškai visų gyvenimiškų aspektų atžvilgių. Mes žinom, kaip turi būti. Ir tas žinojimas gyvenimais labai dažnai nepasitvirtina. Pastebėjai? Yra ne taip, kaip noriu. Ir kas tada įvyksta? Tada kažkodėl iš vidaus iškyla toks nervų kipšas. Velniukas toks. Ir jisai pradeda gryzinti. Ne taip, ne tas. Ir tada pastangos, nerimas, pasipriešinimas, kova, konfliktas. Kiek tai tęsis, kaip manai? Niekas iš tavęs to kipšiuko neišims, kol tu pats nesiryši su tuo susitvarkyti. Susitvarkyti? O kaip susitvarkyti? Tai jeigu man nuotaika susikniso, jeigu man bloga, tai ką dabar su tuo daryti? O ką darė iki šiol? Iki šiol tai bėgau kažkaip, tai, nervinausi tiesiog ir viskas. Nuo to sveikata gerėja, kai tu nervinėsi ar ne? Aišku, kad ne. Santykiai gerėja? Aišku, kad ne. Tai kam tu tai darai? Tai kad aš nežinau, kaip daryti. Tai štai, brangiai, pagaliau priėjom tašką, kad gyvenimas nuolatos duodamas tau situacijas, aplinkybės, įvykius, reiškinius aplink tave, skatina tave, sužinok, aš tau rodau tavo vidinį konfliktą. Gyvenimas taip sako. Sužinok, kaip su tuo tvarkytis. Jeigu nežinai, atėjo laikas sužinot. Nes kūdikis šliaužioja, jis net nežino, kaip stotis ir vaikščioti. Tačiau ateina laikas, jis tiesiog pastebi, kad suaugę vaikšto ant dviejų kojų ir jis pradeda tai imituoti. Jis pradeda stotis, jis bando sužinot, kaip tai įmanoma. Ir kada bandai, visada gausi. Taip ne iš karto galbūt, taip galbūt 5 kartus dar nugriūsi, bet vis tiek sužinosi, tada išmoksi ir tada pradėsi sistemingai tai daryti. Tai nori būti laisvėje, ramybėje, pusiausvyroje ir nesusiknis savo nuotaikos dėl to, kas vyksta išorėje. Ar tai įmanoma? Brangiai, aš nenoriu, kad jūs patikėtumėt manim, aš noriu, kad jūs įsitikintumėt patys. Todėl čia viršuje aprašyme bus nuoroda, kuri parodys jums į atsiliepimus tų žmonių, kurie jau tai padarė, kurie tai praėjo. Ir jūs galėsit patys tuo įsitikinti. Ir tada tiesiog yra nuoroda, kurie gali žengti toliau. Ir yra sąmoningumo mokykla, gyvenimo rytas. Jinai vyksta jau 14 metų. Kaip manot, jeigu tai neveiktų, jeigu tai būtų netikra, ar 14 metų tai gyvuotų, todėl nereikia tau patikėti tuo, ką sako Robertas. Tiesiog pasitikrink, įsitikink, išgirsk 100 tūkstančius atsiliepimų žmonių, kurie tai jau praėjo, ir užduok savo klausimą, ar man to reikia, ar aš to noriu, ar aš noriu likti savo pasipriešinimuose, nerimuose, įtampuose, smerkimuose, nuotaikų susiknisime visame, ar aš noriu pagaliau išlipti iš to ir tiesiog patirt vidinę laisvės, laimės, pusiausvyros, ramybės, pilnatvės būseną. Užduok savo šitą klausimą. Taigi nuoširdžiai linkiu tau
pasižiūrėti į atsiliepimus, kritinį jų kiekį ir tada tiesiog nuspręsti, jeigu tau to reikia, spausk nuorodą registracijos ir ženk į mokymus. Pirmoji pakopa. Tai yra kelio pradžia. Nuoširdžiai linkiu tau atrast šitą kelią. Ačiū tau.